Turbūt nuotaika geriausia iš visų tų 4 vakarų, kurie buvo šiemet. Jo, tai kaip ir praeitam reportaže sakiau, pradėjom mokyti žaisti futbolą, išmokom pasuotis, dabar išmokom ir mušti įvarčius. Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau komanda susižaidė, atradom savo žaidimą ir dabar sieksim pergalės. O kas toliau, jeigu taip greit visko mokotės? Na, toliau tiesiog reikia susižaidimo priekį. Daugiau ten po praeitų rungtynių skaičiau ir VFL tam puslapį kažkas tai labai gerai parašė, kad gintis lyg ir gynasi, lyg ir jau supranta, kas yra gynyba, bet puolimas bedantis. Tai ta prasme, puolime pas mus trūksta labai paso. Kad tas pasas būtų, reikia susižaidimo. Tai aš manau, kad į sezono pabaigą, jau žaisim kaip normali, tikra VFL vidutiniokė. O jeigu apie šias rungtynes trumpai? Tiesiog sugrįžom visi, praktiškai žaidėm be puolėjų, 3 saugai, visi gynėjais ir gaudėm žmonės, laukiam klaidų. Ačiū.